Noriu papasakoti apie perimetro tvirtinimą. Tai naudojame tokius kaištinius ankerius. Taip pat naudojame tokius tvirtinimo kampus. Atrodys taip, tik reikia dakalti pilnai ankerį. Tada naudosime specialius tvirtinimo kampam medsraigčius. Yra pneumatinės dar viniakalės specialios su specialiais vinukais, bet mes jas neturim, tai dėl to suksime medsraigčiais. Aišku, tai užima daugiau laiko, bet jie yra specialūs tvirtinimo kampam. Kodėl mes tvirtiname arčiau to krašto, nes mūsų lenta kažkiek pasideda ant užlašio, tik 13 cm ant betono, tai todėl krašte. Nereikia montuoti kiekvieną statramstį, realiai kas antrą, trečią. Mes pirmiausia susimontuosime aplink langus, nes po langais nereikia, nes langų, kaip pasakyti, vėjas po langais tų statramsčių nekels. Čia tik tai tie, kurie liesi su mūrlatu viršutinio perimetro vyje. Tai susidėsim čia vieną, tada kur kitas langas, vėl sekantį, ten po to durys ir taip visur suksime ankerius.